Ričardas su Dalia. Dalia jau... Ričardas su Dalia. Dalia, prašau. Jie puikiai šeima. Jų istorija irgi nuostabi. Tarp kitko, pirmą kartą mano žmona tokioj liudijimo vietoj. Ačiū viešpačiui. Visų pirmiausia, noriu padėkoti šių namų šeimininkams, kurie suteikė šias nuostabias patalpas, kad galėtų liudyti mūsų viešpačio darbus. Tikrai nuostabu. Aišku, kai užgiedojo Arūnas su Silvėga, aš verkiau, vos sulaikydamas ašaras, kad tai yra tiesiog nuostabu, kai šventi, jie kaip, man kaip angelai, stovi ir gieda, kaip danguje šventus. Ir man širdį kaip jaučiuosi vis laik kaltas. Jie nuo mažiukai įtikėjo, o aš tik 44 metų tikėjau. Tai broliškas pavydas jiems man sukyla ir noriu verkti iš to. Bet noriu šiandien pakalbėti apie tai, kad nuodėmė veda į mirtį. Kad tiesiog pasiekmė yra labai žiauri. Noras paliudyti gal, kad tie, kurie dar turit galimybę atgailauti, kad šiandien dar turit ją. Ir kad jūs nemirsite, jeigu atgailausit. Aš susidūriau su tokia problema, kad augo netikinčiai šeimoje, priekulėje mes netoli kapinių ten gyvenom. Ir pareidams iš mokyklos aš matydavau kapą, kurio antkapis buvo su užrašu. Ir aš buvau toks kaip jūs. Ir jūs būsite tokie kaip aš. Tai yra, kad kažkada mes numirsim ir būsim po žemės. Aš girdėdavau tos maršus laidotuvių, kiekvieną dieną tenais laidotuvių žmonės. Ir aš labai ten nenorėjau patekti. Buvau tik tais pirmoji klasėje, kai klausė tėvų, sakau, kaip ten nepatekti. Tėvai nemokėjo man paaiškinti. Nes tėvas iki pat mirties, likus dar 2 savaitėm, jisai kalbėjo, sako, kai mirsi, tai nieko nebus. Sakaulai supus ir ten jokio dievo nėra. O kai aš įtikėjau, tai irgi per, kaip aš čia pasakęs, per stabmeldystę nukentėjau. Tai buvau ten Krišną išpažinau anksčiau kaip viešpatį. Aš gatvėje buvau apgautas Krišnaitų. Jie kišo man tą pagauti kitą knygą. Sako, čia yra Dievo knyga. Aš ją perskaičiau, pagal ją gyvenau. Nusprendžiau, buvo net žmonos neblės, nei mėsos valgyti, nei kiaušinį, nieko tiktais ant daržovių. Ir visus metus taip gyvenau, kol man visai pasidarė bloga. Atsidariau ligoninėje, nes pradėjau širdis sustojinėti, bet petį buvau susilaužęs. Ir kai ten ligoninėje gulėjau, išėjau iš kūno ir mačiau save mirusį. Aš nežinau, tai regėjimas, bet aš tiesiog supratau, kad aš save matau ir ten, ir čia aš. Tai pakilau iki pat lubų ir nusprendžiau grįžti į kūną, nei man sugrįžti. Tik prie to, kaip man neš kažkur tai per sienas ir matau jau gatvės surikiuotą mašiną eilė ir paskui galvoju kažkaip sugrįžti į tą kūną, patikrins ar iš tikrųjų tai čia sapnas ar realybė. Ir tuo momentu supratau, kad jokio Krišnos ten nėra, kad tai yra išgalvotas Dievas, kad tai ir ne Dievas. Ir ačiū Dievui iš to gailestingumą, kad jisai pagalėjo man ir už nugaros paitau stiprų šviesos srautą. Aš bijau jį pažiūrėti, supratau, kad ten kažkas, kurio aš nepažįstu, bet kuris man tiesiog pasakė, aš tau sugrąžinu į gyvenimą, kad tu dar turi užauginti dukrelę. Viena buvo jau didesnė, viena buvo dar mažykė. Ir aš supratau, jeigu dabar mirsiu, niekados jas nebepamatysiu. Ir tas, kuris buvo už nugaros, man sugrąžino tiesiog į kūną, pašokau, taigi vis prakaitą išpilts, pribėgo pirmiausiai prie to lango. Žiūrėjau, iš tikrųjų tas pats vaizdas. Jo, tos pačios mašinos stovėjo. Ir supratau, kad tai nebuvo sapnas, kad tai iš tikrųjų viskas realu. Ir vienas draugas atnešė knygutę Krišna tamsa, Jėzus šviesa. Jisai sako, Krišna tai nėra Dievas, tai išgalvotas žmonių sukurtas gyvybė, o Kristus tai ir vienintelis viešpats, kuris už mūsų nuodėmes pasiaukojo ant kryžiaus ir numirė ir už tave, Ričardai. Jeigu tu širdim patikėjęs lūpom išpažinsi, tau bus atleista, tu bus išgelbėts. Ir sako, jisai buvo jau krikščionis. Ir sako, tau reikia pasikrikštyti, atgimti iš dvasios. Aš nesuvokiau, ką tai reiškia. Tik tai jis paaiškino, kad turi būti panardinęs į vandenį ir kai iškilsi iš vandens, tu būsi naujas kūrinys Kristui. Bet jis nepaaiškino, nes neužilgo pats išdavė žmoną savo
ir aš neturėjau kur be kreiptis. O taip pat ir aš žadėjau išvažiuoti į Ameriką, palikti šeimą, savo nuostabų žmoną, kurį man myliai. Tiesiog buvau paklydęs. Galvojau, kad aš esu nemyloms, kad aš esu negražus, niekam nereikalingas, galvojau, išvažiuosiu į užsienį, užsidirbsiu pinigų, tenais susikūrus kažkokį galbūt naują gyvenimą, tai buvo klaidinga. Ir aš tuo momentu, bekurdams tokius planus, susirgau, prostatos vėžiu. Daktarai sakė, tavo situacija labai rimta ir pjausim tą vietą, sakė, jeigu neišsklis tos metastazės, tada, bet jau žinok, tu, kaip sakant, pakibęs esi neiškumo. Ir aš tada prisiminiau Kristų, kai tas draugas ką sakė. Tai nuėjau į bažnyčios kiemą mūsų kaimelį, atsiguliau ant žemės ir sakau, Viešpatie, jeigu tu esi, tu manis pasigailėk, tu mane išgydyk, aš nenoriu mirti, aš noriu užauginti tą dukrelį, kur tu sakei, kad tu sugrįžti kūną. Ir mano nustebimui nuvažiavau pakartotiniam tyrimui, nes buvo paimta biopsijos iš tos vietos. Ir žiūriu, daktaras sako, palauk, kas tau buvo? Ir neberado, nei 1%. Ir kai tai išgirdęs, aš vis tiek nesusipratėjau, norėjau vis tiek išvažiuoti į užsienį ir palikti šeimą. Man tai šiandien skauda kalbėti, bet aš jau nebebijau kalbėti prie žmonių, nes jis man atleido. Jis tiesa atleido, žmona atleido. Kai pasveikau, aš išvažiavau į Airiją, kad mane pakrikštytų Tautkus Ginis. Jisai buvo tikintis, pats patyręs mirtį, jisai būdams ligoninėje buvo išgydytas Viešpaties ir sako, atvažiuok pas mane, aš tai pakrikštys. Papasakos, kodėl tu susirgai, kodėl tu turi atgailauti. Išvažiavau, žmonai pamelavau, sako, aš išvažiuoju dirbti į Airiją, kad pravežti pinigų. Ir jis sako, važiuok tu visas 4 pusės, kad tik uždirbk šeimai pinigų. Mes buvom jau santykiuose labai bloguose tikrai. Skaudu tai kalbėti, bet tiesa vis tiek kažkada jums tai atvers. Tai geriau šiandien atvers viską. Ir išvažiavau tenais, 2 mėnesius jau gyvenau ir jie manis nekrikštijo. Sakau, kodėl jūs negalite mane pakrikštyti ir aš važiuoju namo greičiau. Ne, sak, tau širdį nėra Jėzus. Sakau, kaip suprasti? Sak, Ričardai, kol tu nepatikėsi širdimis, tai jis nekrikštysime, jau nori važiuoti namo. Ir aš tada vakarį suklupau 2 kartą prieš Viešpatį. Sakau, Dieve, parodyk, kaip man suprasti, ką jie man kalba. Ką man padaryti, kad aš būčiau pakrikštytas, aš noriu išsigelbėti, aš jeigu grįžtu namo, aš nesupras kažkoks tai. Ir tada atsiklaupęs pamačiau tai kaip vaizdą, kaip Golgotos kalnas ir 3 kryžiai. Ir kad ten būtent Jėzų kalo už mano nuodėmes, už mano blogus darbus, už mano visas bjaurystės, ką aš gyvenime pridirbau. Supratau, kad jis pralėjo savo kraują ir gyvybę atiduot, kad mane išteisinti iš savo meilės, kad jis mane ant tiek pamilo. Nes matė, kad jeigu man nebus atleis, aš nueisiu į pragarą, per amžius nebus išgelbės. Tai jis Dievas atsiuntė savo sūnų, kad mane išpirkti iš tos mano prakeikimo duobės. Ir tada supratau, reikmetį sakau, Gintai, aš supratau, kad dievišką teisumą gaus tik tada, kai aš patikėjęs. Ir aš jau patikėjau, kad Jėzus už mane numirė. Aš išpažįstu, sakau, šaukiuosi Dievo pagalbos, pakrikštykit mane. Nes tai vienintelis kelias man išsigelbėti. Jisai suplojo rankom, sakė, aš šiandien tau išgelbėjom Dievą, važiuojam krikštytis. Pakrikštyti. Išlindau iš vandens. Ir visas, supratau, ten brūdus, visas man nuodėmis ir išpirktas Jėzaus krauju. Ir jisai prisikėlė tam, kad ir mes patikėjai, kad jisai prisikėlė, būsim prikelti tą pačią dvasią. Tai buvo toks džiaugsmas, norėjau kuo greičiau bėgti namo ir visiems skelbti evangeliją. Ir dar prisimenu, kai mergaitė mūsų kaimynų skenda prūdė netoli. Aš išgirdau, kad jinai šaukė, ne jinai, o ta, kuri šalia prūdo stovėjo, jos draugė šaukė, gelbėkit. Ir žmonės, sakau, ten kažkas šaukė, gelbėkit mergaitę. Mes nubėgom ten, pamatėm prūdę paskendus mergaitę, po vandens jau buvo plaukai tik tais, pamatęs, kad iš gilumos pareina. O ta čia ant kranto šaukė, gelbėkit, ten draugė mano yra. Tai nučiupavo iš plaukų, ta mergaitė ištraukė iš vandens, padarėm dirbtinį kvėpavimą, įsigavo. Ir dėl to, kad jinai, ta, kuris stovėjo, šaukė, dėl to mes ją išgelbėjom. Ir taip aš, kai buvau paskendęs savo nuodėmių liūnę, tai tik dėl to, kad Jėzus mums šaukė atgailauti, dėl to mes galim būti išgelbėti. Ir trumpai dar noriu pasakyti apie bendriją. Kai įtikėjau, norėjau, kad visi išgirstų evangeliją. Sužinojau, kad būtent čia skelbiama,
Dievo žodis, liudijimai ir norėjau, kad kiekvienas, kuris išgirs, kad dar ir testamentą naują turėtų. Aš nuėjau į Gideonų sąjungą, įstojau jo narius, kad galėčiau atvažiavęs į banketą padalinti žmonėms, kurie įtikės naują testamentą. Ir kai atvažiavau į Kauną, buvo banketas, aš tiesiog stovėjau kamputį su testamentais ir vien moteris prie, sako, aš noriu, kad pasimelstumėte už mus. Buvo Klaipėdos skyriaus prezidentas ir ta moteris ir aš, mes trys susikibom, sakom, viešpatie Jėzau, ateik į jos širdį ir vesk tuo keliu, kur tu numatei, atleisk jos nuodėms. O jinai buvo depresijai, vyras išdavė, sūnus narkomanas, aš dar bus aknetė ir aš noriu pasikarti. Ir tuo momentu, kai mes pasimeldė už ją, būtent tai salė, kur raudon kilimai dar buvo, tai nužengė tokius sluoksnius šviesos, pliūpsnis iš dangaus, žiūriu, aš taip žiūriu, aš nebuvau užsimerkęs. Turbūt, kai tas prožektorius, tai 100 kartų stipresnis, tai ja, ta šviesa. Aš tą gamtinį dalyką pamačiau, tai jinai nukrito kaip šniurs ant žemės ir gulėjo kelias minutės, jinai kaip negyva. Aš apsižliumbiau, sakau, viešpatie, ačiū už tą stebuklą, sakau, Alvydai, ir tu matei tą šviesą iš dangaus. Sako, aš pats vos nenukritau. Tai buvo pirmas stebuklas bendrijai pamatys, tai kai supratau, kad tai tikra vieta. Žmonės sakė, užteks. Tai trumpai dar noriu pasakyti, kad mačiau, kaip elgėsi visi vyrai meldžias kalbom. Sakau, ir aš noriu turėti. Paprašiau, kad Dievas mane pasimelstų, kad melščiausi ir aš kalbom, nes tai yra Dievo dovana, aš noriu antgamtinį patyrimą. Ir jie pasimeldė ir neužilgo aš, gal savaitę praėjus, pradėjau kalbėti kalbom. Tai buvo nuostabu. Ir noriu pasakyti, paskui jie atvažiavo pas manis į namus, sako, mes norim už tai pasimelsti. Ir tai aš turėjau 30 polipų. Jie atėjo mane pavadino Česlovu, ne Ričardą. Sako, Česlovai, mes už tai, jo, vardu, sako, Česlovai, mes už tai pasimelsim, Dievas tai išgydys. Sakau, gerai. Ir meldžia, sako, už Česlovą meldžiam, žinai, kaip pasakyti, kad aš esu Ričardas dabar. Jeigu ne tą vardą, sako, mes neišgydys, žinai. Bet jie pasimeldė, padėkojom viešpačiai, išvažiavo, nuvažiavo specialiai į Jonavą, pas pažįstamą, kad tikrai man ištirta, žinai, padarė jau nebe echoskopiją, bet tą magnetinį. Ir sako, magnetinis tikrai parodė 100%. Ir vietoj tų 30 polipų jau buvo dumblai. Tai buvo antras stebuklas bendrijai. Na ir noriu pasakyti dar, kad nuodėmė vis dėlto man gyvenime dar atėjo. Aš, kai matys tokius stebuklus, net skrandį Klaipėdai, buvo susirgęs piloris bakterijai, trečdalis skrandį buvo raudona, 2 žaizdas. Ir Algis buvo atvažiavęs irgi. Sako, ir salė žmogus, kuris turi su žarnynu problemą. Aš bėgom ant tos scenos, sakau, aš turiu problemą. Ir tą patį vakarą buvo visiškai išgydys, niekados daugiau nebeskrolėjau. Ačiū Dievui. Ir paskutinį dalyką noriu pasakyti, kad aš tą viską patyręs, sugebėjau vis tiek internete įlysti ne tos puslapius. Ir tiek siekiau už mane meldės, aš dėl tos nuodėmės vis suklupdavau. Ir paskutinį metą mano širdis parodė, kad viena arterija 70% užkalkėjo. Ir vėl skambinau broliams, kad melstus. Ir dabar visai nesenai, prieš porą savaičių, kaip po maldos, nebelikus spaudimai, jau dabar laukia vėl tyrimo, kad tikrai iš manęs tai išeis. Ir dabar tikrai noriu būti šventai jau. Ačiū. Tiesiog. Ai, dar vieną dalyką apie žmoną, jinai tyli, gali pasakyti vieną žmoną. Kai aš grįžau iš Airijos, viešpačiui sakau, tu mane išgydei, davei dovaną, aš noriu, kad žmona man atleistų už tai, ką aš pridirbau jai. Už visas bjaurystės, už tą skausmą, kurį nešioju širdį, sakau, išimk iš jos širdelės tą skausmą, kad jinai vėl man mylėtų. Sakau, tokia jėgų atleisti man. Ir aš reikmetį atsibundu nuo to, kad man kažkas už ausų taip tampa, už abiejų ausų. Ir pramerkia akis, žiūriu žmoną, žiūri mane ir sako, aš myliu tai su visų. Žinot, vyras savo ir savo draugams gali visko prifantazuoti. Ir tik tai žmona gali pasakyti, ar tai tiesa. Kalbėti aš nemoku, pirmą kartą. Aš tai gimusi esu katalikų šeimoj. Pas mus pagrindinės tos šventės, Velykos, Kalėdos buvo priimta eiti į bažnyčią.
Ir buvom taip įpratę ir atrodo taip ir turi būti. Bet kad vyras išvažiavo į Airiją ir parvažiavo ir kiekvieną kartą prie stalo atsisėdus tik apie Dievo kalbą, mums su tėvais, aš kartu su tėvais gyvenau ir man atrodė, kad čia kažkas gal per daug, gal nesveika. Bet jis tiek kalbėdavo apie tą Dievą, nes ir valgyti net užmiršdavo, kad reikia valgyti. Ir mes visi buvom tokie kaip pakraupę, sakom, jam kroks gal maišosi ar kas, jo sesuo man paskambino ir sako, jis mano brolis ir, bet gal tu palikti, nes man atrodo, kad jam irgi prots pavažiavo. Nu, paskiau aš jam pasakiau, sakau, tugi tavo sesuo man liepia tave jau palikti, nes tau gal prots pavažiavo. Dar po kelių dienų jis grįžti iš savo kaimelį tenai ir sako, pradėjai tom kalbom kažkokiom kalbėti, aš jau savo dukrom sakau, o siaubas jau mūsų tėčioj. Aš savo dukrom sakau, jau mūsų tėčiui tikrai kažkas negerai, gal kvieskim, veškim į bangų 6. Bet paskiau kažkaip palėtė tas Jėzus ir mane ir aš kažkaip pradėjau žiūrėti jį visai kitokiom akim. Taip priėmiau Jėzų, mane vyras pakrikštijo ir paskui mane sekė ir mano mažoji dukra, va dabar neseniai pasikrikštijo ir mano vyresnioji. Taip mums tėtis atnešė Jėzų į mūsų šeimą.